Paskutiniu metu keliai dažnai atveda į Kauną, tai praleiskime dar vieną dieną su manimi Kaune. Artėja Velykos, tad Velykų bobutė aplanko savo mylimiausią mažylę bei jos mamą, kartu su mama išgeriame kavos ir tuomet jau patraukiu link pagrindinio savo šios kelionės tikslo. Salone makiažo ir plaukų meistrės mane paruošė fotosesijai ir štai aš jau studijoje. Čia merginos pasirūpinusios, kad nepritrūktume energijos, o stilistė pasirūpinusi įvaizdžiais bei visomis jų detalėmis. Čia pirmasis įvaizdis, kuris man labai artimas ir pradedam fotosesiją. Nerūkau, tai čia su tuo cigaru ir pati nesuprantu, ką daryti, bet nepaisant to, fotosesijos pirmoji dalis praeina sklandžiai. Tuomet keičiame šukuoseną, keičiame makiažą, žinoma, keičiame ir drabužius. Ir štai taip atrodo sekantis mano įvaizdis, su kuriuo jaučiuosi ypatingai gerai. Parašykite komentaruose, kaip jums pirmas ar antrasis įvaizdis patiko labiau. O čia dar keletas kadrų iš pačios fotosesijos. Labai kitokia ir neįprasta jinai man buvo, tai labai laukiu pamatyti rezultatą. Merginos mane išleidžia su keliomis Polaroid nuotraukomis, atsisveikiname ir sėdu į automobilį bei keliauju į Vilnių. Iki kitų kartų Kaune.